Ir vėl saldumynai iš mūsų daržo. Būtent daržo, ne sodo. Nes šį kartą čia yra rabarbarai. Ir žiūrėkit, tai yra saldainiukai iš rabarbaro. Saldainiukai, guminukai labai skanus, visiškai natūralūs. Tik rabarbarai ir cukrus. Taip, cukrus vis dėlto tai yra saldainiai. O čia turiu pastilės, taip pat iš rabarbaro. Ir tai yra saldumynas, nes truputį pridėjau čia medaus, čia jau ne cukrus, čia tik nedaug medaus ir truputį banano. Štai toks skanumėlis, tiesiog ant liežuvio. Anksčiau pas mane irgi užaugdavo labai daug rabarbaro, kaip ir dabar nežinojau, kur dėti. Kompotui tiesiog kiek ten galima išgerti to kompoto. Todėl dabar aš pradėjau gaminti iš rabarbaro taip pat saldumynus. Lygiai taip pat kaip ir iš uogų. Pavyzdžiui, šį kartą pagaminau taip pat pastilės iš valgomojo sausmedžio. Žiūrėkit, kokia įdomi spalva ir labai geras skonis. Taigi, jeigu ir jūs norite pagaminti štai tokius nuostabius saldumynus, tai tada žiūrėkite toliau, parodysiu visą procesą. Paskirstysim storesnius lapkočius saldainiams, plonesnius sumalti blenderyje pastilėms. Kadangi smulkinsime blenderyje, tai labai smulkiai ir neverta pjauti. Pridėsime cukraus. Manau, kad galime dar cukraus pridėti. Kažkas pasakys, kad čia labai daug cukraus, tačiau žinokit, kad mesgi čia saldainius gaminame. Ir kada čia atsiras daug sirupo, mes tą sirupą taip pat panaudosime. Dabar šį mišinį palieku iki rytojaus ir rytoj iš ryto pratęsime. Šitą dieną matome, kad rabarbarai išskiria savo sultis. Ir dabar užvirsime ir virsime porą minučių, daugiau nereikia. Porą minučių. Dabar išjungiam, kad atvėsinti. Šiaip receptuose pataria užvirti 3 kartus. Užveriam, atvėsam, dar kartą užveriam ir tada jau atvėsam, nusausinam ir tik tada džioviname. Tai tada saldainiukai gaunasi ypatingos struktūros, labai skanus. Taigi, jeigu turite laiko, kantrybės, tai tada 3 kartus šitą dalyką padarysite. Būtent tą padarysiu ir aš. Kągi, mano rabarbarai buvo išvirti ir atvėsinti 3 kartus. O dabar man reikia atskirti sirupą nuo rabarbaro, tiesiog nukošti. Saldainiukus ant grotelių. Pradžiai nustatysiu 6 valandos ir 55 laipsnius. Žiūrėsime, kas bus toliau. Atsimenant, dar turiu kažkiek rabarbaro ir turiu laisvos vietos džiovyklėje. Todėl rabarbarą susmulkinsiu, pridėsiu bananą, taip pat susmulkinsiu, pridėsiu medaus dar, nes vis dėlto rabarbaras yra rūgštokas dalykas. Ir tada pagaminsime pastilės iš rabarbaro. Bus labai įdomus skonio aromato derinys banano ir rabarbaro. Tai įdomu. Pradedam. Pasirodo,
Blenderyje tą rabarbarą susmulkinti buvo užduotis tikrai lengva. Tiesiog aš manau, kad reikia tuos rabarbarus prieš blendinant arba išvirti, arba labiau susmulkinti su peiliu, arba per kokį mėsmalę praleisti, nes blenderyje tos siūlos kietos rabarbaro tiesiog apsivynioja aplink peilius ir malti praktiškai, galima sakyti, kad ir neįmanoma. Todėl aš šią masę praleidau pro mėsmalę ir tada atgal, ir tada man jau pavyko susmulkinti, sublendinti jau truputį geriau. Ir dabar turime labai gerą masę, susmulkinau rabarbarų, bananą, pridėjau medų, dabar tikrai jau kvapas puikus, džiovinkime. Tam tikslui mes turime štai tokius kilimėlius, taip pat Hartmann. Rabarbaro terė įtaisyta, bet žiūrėkit, turiu dar 3 vietas, dar 3 grūtelėms. Kągi galiu čia pridėti, ogi prisiminiau, kad turiu dabar ir sausmedžio. Sausmedžio uogos, bet jos taip pat gali būti rūgštokos. Todėl vėlgi pridėkime banano ir truputį medaus. Medaus. Kągi, džiovyklė pilnai įtaisyta, dabar nustatome 6 valandos 55 laipsniai. Žiūrėsime ką. Čia bus mano bonusas už šiandienos pastangas. Vis dėlto man prireikė dar 6 valandų su tą pačią 55 laipsnių temperatūrai. Iš viso gavosi 12 valandų ir jau turime rezultatą. Štai tokios pastylės. Tai jau viskas išdžiūvo visiškai. Čia saldainiukai. Žiūrėkit, kaip lengvai nuo silikono atskiriamos pastylės. Visiškai neprilimpa. Tai jaustam. Dabar traukiam rabarbarus su bananais. Tik dabar supjaustysiu kvadračiukais. Ir dabar saldainiukų eilė. Saldainiukai, guminukai. Ir žinokit, aš turiu tokį įtarimą, kad kitą kartą aš į saldainiukus taip pat džiovinsiu ant kilimėlio. Daug lengviau bus atskirti, nes kažkiek, matot, kažkiek prilimpa, lieka ant grotelių ir bendrai darbas net toks yra greitas, kaip su kilimėliu. Jeigu valgytume dabar, tai dabar ir tiesiog suvalgytume. O jeigu norėtume pasaugoti ilgiau, tai tada jie truputį, tie saldainiukai prilimpa vienas prie kito. Todėl pabandysiu padaryti taip. Taip, saldainiukai visi dabar atskirti. Ir dabar juos galime supilti
į kažkokius indelius ilgesniam laikymui. Štai prašau, štai toks produktas, kurį galime saugoti labai ilgai tiesiog kambario temperatūroje. Lygiai taip pat, net ir be cukraus, galime laikyti ir pastilles. Štai žiūrėkit. Ir dabar valgomasis sausmedis ir bananas. Iki šiol laikiau juodųjų serbentų pastilės skaniausiomis. Tačiau pasirodo, kad čia atsirado rimtas konkurentas. Valgomasis sausmedis. Įskaityta. Visas mūsų derlius keliauja per virtuvę. Todėl mes pasirūpinome ne tik sodo įrankiais, sodo apsaugos priemonėmis ir kitomis sodo ir daržo naudingomis prekėmis, tačiau ir sodo virtuvės prekėmis, kad jūs galėtumėte perdirbti savo sodo daržo derlių. Pavyzdžiui, šį kartą man padėjo Olandų prekinio ženklo Wartman maisto džiovyklė nerūdijančio plieno 100%, tame tarpe ir buvo įsilikoniniai padėkliukai. Ir tuos dalykus pasidomėkite, spauskite nuorodą kažkur čia arba aprašyme sodoekspertai.lt ir sodo įrankiai ir taip pat ir sodo virtuvė. Viskas jūsų derliui. Sėkmės!